figūruoja ir laidotuvėse vėlgi, ir kitose šventėse, pavyzdžiui, Rasos šventė, kaip kupolė ir taip toliau. Taigi, atkreipdamas dėmesį, kad literatūra šiuo klausimu, matau, kolegė laiko mums parodys, matyt, knygą, kągi mūsų broliai užsienį yra išleidę, aš irgi vadovausi tam tikrą medžiagą. Štai yra Bontjerio ir Danielseno kūrinys, kuris vadinasi Oro Himmel Spindel. Tai Oro ir Himmel, būtent tai yra reiškia švediškas sodo pavadinimas. Ir jeigu mes žiūrėsime į tą knygutę, į vidurį pažiūrėtumėm, ko turi mūsų kaimynai. Dar ir lenkiška literatūra, 32 metais Podlažnykė yra tokia Severino knyga, gana sena, kur labai plačiai apžvelgti sodai, lenkai čia mus lenkė, mes dar tais metais, ko gero Marijos Liugienė pirmoji knyga yra rimta apie sodus, taip sudaryta sodo rėde, o čia lenkai jau turi 32 ir gana plačiai viską apžvelgia. Ir štai čia švediškas, pavyzdžiui, sodas virš kalėdų stalo, jūs matote, visiškai kaip pas mus. Jeigu pažiūrėsime toliau, štai yra lenkiškas Podlažnykas, šiek tiek kitaip, čia šiaudai supinti neįprastai, padarytas toks stogelis papuoštas aplotėlių vadinamų kalėdaičių, reiškia iškarpomis ir popieriniam žvaigždėm. Taip pat švedų štai sodų pavyzdžiai, kad matytumėt platesnį kontekstą, kaip jie atrodo, manau, tos temos bus dar pristatytos būsimuose pranešimuose, irgi iš knygos Himmeli, taip pat čia yra iliustracijos, nieko nesiskiria, sakykime, nuo mūsų tradicinių sodų. Ir štai dar keletas pavyzdžių švediškų sodų, kurie vadina Himmelį, beje, Himmelį jums plačiau pristatys kolegės, tai dangus, Himmel, kas vokiečių kalbą žino, tai Himmel dangus, su dangum siejama su viršumi, virš stalo kabo, reiškia tas sodas. Na ir čia Lenkų Podlažnyčia, kas čia, gal jau užbėgdamas už akių, lyginu su kitom konstrukcijom, tas stogelis mums žinomas iš tradicijų, vėliau pamatysime, kad jis iš tikrųjų atspindi tam tikrą kosmologinę struktūrą. Va, dabar štai grįžtų prie šitų sodų, kurie yra užmiršti. Ir tie sodo ryšiai pinėjai galėtų mūsų lietuviškoje tradicijoje irgi sugrąžinti šitą gražų veiksmą, kai kabinama virš stalo šventajam kampe eglutė viršūnė žemyn arba viršūnė aukštyn. Kaip sodas turi du pavydalus, viršūnė aukštyn ir viršūnė žemyn, jie sujungiami, tai eglutė arba taip, arba taip. Tai čia turim lenkišką variantą, čia mokykloje mokiniai 2011 metais savo sodą, kurį jie vadina Podlažnyk, reiškia pakabino klasėje virš stalų. Na ir čia pavyzdžiai, kad tas gali būti ne tik viršūnė eglutės, tačiau ir padaryti tokie, irgi to paties pavydalo kūgio šiuo atveju, arba piramidės, lankų ratų junginys. Čia viršūnė žemyn ir dešiniai matote taip pat matote viršūnę aukštyn. Taip? Na, dar keletas pavyzdžių tokių sodų. Štai virš stalo tas Podlažnykas Lenkų kabo. Taigi Lenkų tyrinėtojai yra linkę manyti ir matyti taip ir bus iš tikrųjų buvę, kad šiaudinis sodas atsiranda nuo medžio puošimo tų papuošalų. Jis atsiranda kaip atskiras ir paskui užima jo vietą, paties medžio jau nebėra, yra tik tai šiaudinė konstrukcija, kuri reiškia tą patį, ką ir reiškia medis. Taigi, na, o kai mes kalbame apie medžio ritualinį panaudojimą ir sodo kaip medžio įvaizdį, taip medžiaga iš karto mums atsiveria daug platesnė. Sodo kaip medžio, kur taip ir vadinamas sodas, gali būti vadinamas šaka, reketukas, įvairiai reiškia tradicija jau paplitusi ir išlikusi labai plačiai nuo Balkanų, na, galim sakyti visoje Europoje, o jeigu pažiūrėtumėm plačiau žvilgsnių, Azijoje taip pat. Tai yra ritualinis medžio šakos arba medžio dalies arba medžio panaudojimas arba jo pakaitalo panaudojimas. Štai lietuvių tradicijoje aš esu dar vieną darbą rašęs, kuris vadinasi analogiškai kaip sodas ir visata, verpstė ir visata. Reiškia, pačioje verpstėje tie ratai, tie ratilai, kurie vaizduojami, jie atitinka, kaip matote, ir sodo, kaip medžio konstrukcijų tos ratilus, ir šiaudinukų, ir tą stogelį, ir ten talpinami žmonės, ten talpinama tarptų aukštų erdvė, kiekvienam paprastai žiūrinčiam žmogui, kaimiečiui, kuris darė aišku, kad čia yra keli aukštai, kur gyvena žmonės, paukščiai, dievai, tokia sfera. Tai aš čia specialiai palyginu, juk pati verpstė mūsų yra medžio pavidalo, jinai yra medis, su kotu savo kamienu ir su savo laja, o ant jos tiesiog detalizuojama, kaip tas medis turėtų būti suvokiamas. Ir aš čia labai greitai praleisiu daug skaidrių verpsčių, kad jūs pažiūrėtumėt ir į verpstę kaip į sodą. Sodą kaip visumą tam tikrą sferų, konstrukcijų, ratų, struktūros, ornamentų ir tos pačios darnos, tos pačios estetikos, kurią jaučiate soduose, jinai
spinduliuoja iš lietuviškų verpsčių ir tikrai ją galima čionai atrasti, jeigu mes klausome dainą apie sodą, pavyzdžiui, vestuvinio sodo išpirkimo, kas yra sodė, paukščiai šneka, žvaigždė šviečia, upės teka, sodininkas, tai visus tos pačius motyvus aptinkame ant verpstės silueto, kaip medžio nupaišytus ir suvokiame, kad štai galima būtų tiesiog verpstę patraukti arba statyti medį, arba atvirkščiai. Jeigu ritualas vyksta, jeigu nėra medžio, taigi nenukirtom, pakabini verpstę ir ją kaspinais apkabini. Tokia tradicija irgi žinoma, kai sodo vietą užima verpstė, pavyzdžiui, per vestuves nešama verpstė vietoj medelio, vestuvinio sodo vadinamo, ir eina kaspinai į visą šalis nuo verpstės ir viskas vyksta apie verpstę. Dažniausiai, žinoma, būna medis papuoštas tais pačiais šiaudais, riešutais, vaisiais ir keliauja jis kartu su procesija, atliekamos su jo apeigos, o likimas sodo apeigų metu, rodo paveiksliukus ir lygiai greičiai kalbot medis, matote medžio motyvą verpstėje, tiesiog jisai kartojamas, visur pabrėžiamas, taip pat galima rasti čia ir kitus visokius elementus, išvelgti netgi žalčius medžio pačioje, matot, čia yra, jeigu mes žiūrėsim toliau vėl, sferas tas aukštus, apie kuriuos mes galim matyti iš tų žiedų iš vainikų sode ir kartu mūsų prieverpstės, kurios yra modernios, vat aš parodysiu prieverpstės, jau nebe verpstės, pažiūrėkit, jos toliau kartoja sodo motyvą. Du ratai, viršutinis ratas, viršutinė sfera, apatinė sfera, sujungti tam tikro tarpinio ornamento ir tas sodas čia, galima sakyti, jeigu jis staiga pradėt sukti verpstę, jisai pavirs į erdvinį, vėl sodą, medį arba figūrą, tūrinę, kurioje užsipildo pilnai erdvė ir jūs turite vėl sakralinę geometriją erdvės. Čia dar daug visokių pavyzdžių, tiesiog prie jų nesustosim, kur labai akivaizdžiai matosi, tiesą sakant, kad sodo motyvas verpstėse figūruoja. Čia net galima matyti rojaus medžio atvaizdinį kairėje pusėje, arba vietoj medžio vaizduojamas stulpas, kurio viršuje vėl ratas, tai būtų mūsų kupolių stebulė iškelt ant rato, kai kartais puošiama visokiais žalumynais. Kitaip sakant, nagrinėjant verpstes, prieini prie bendrumo tarp medžio, verpstės, sodo ir dar, ateity parodysiu dar skaidrės, stogastulpio, kad visos tos konstrukcijos, kurios šiandien priimamos kaip estetinis gražus dalykas, stogastulpis puiku, dar jis tiesą sakant išlaiko religinę reikšmę, kažkaip siejasi mums mintyse su koplytstulpiu, koplytėlė, šventaisiais kryžiais, tačiau pačia seniausia forma juk jie yra tik tai stulpai su stogais. Tai šitoj vietoje aš rodau skaidrę, kur matome mes iš Gaselo paveikslo viduramžių vėlyvųjų to vadinamo apeiginio medžio, gegužės medžio, kuris paprastai miesto aikštėj buvo, dažnai nekirsdavo, kaip dabar mūsų eglutę nukerta ir pastato tiesiog augantis, suformuotais tam tikrais pavidalais tų aukštų visatos, aišku, žemė, dangus, virš dangaus kas yra, ir verpstės specialiai palyginimą čia. Dabar japonų tam tikros konstrukcijos, apie kurias jie atlieka apeigas, tai irgi tokie iš šiaudų, čia šiuo atveju iš šiaudų, iš nendrių ir iš medžio padarytos konstrukcijos, kurias galima drąsiai lyginti su mūsų sodais, jos sukuria sakralinį centrą, kitaip sakant, erdvę atlikti apeigas. Japoniška šventykla yra labai kukli, yra vartai, pro kuriuos einama, na, beveik kaip Romuvos šventėse. Vartai ir paskui tas yra šventenybė, šimtas jie vadina, reiškia, jos paskirtis ten aiškiai religiškai apibrėžta. Ir Gintaras Beresnevičius nespėjo dėl savo mirties įsigilinti, jisai kėlė klausimą, kad lietuviški sodai, na bent keliais štrikais sakiniais jis paliko tokį įrašą, gali būti artimi japonų šimtams, kai iš šiaudų, iš reiškia, nendrių sukuriamas pavidalas tam tikras, jis papuošiamas popierėliais įvairiais juostom, kurio paskirtis yra dievybei įsikūninti. Mes čia galime melstis, kaip sakoma, bet dievybė neateina, nes nėra jai sosto įsikūnijimų. Lietuviai deda šiaudus, šieną ant stalo per kūčias, reiškia, kad irgi kalba, kad čia ateina mirusiųjų vėlės, taip pat ir dievai, kaip rodo sanskritas, sėda ant šiaudų ir ten priima aukojama žmonių, reiškia paruošti vietą dievybės įsikūnijimui. Atleiskit už modernumą, pasakyčiau, tarsi radio bangos tai yra visur, bet kad čia jos įsikūnytų ir čia transliuotų, su mumis kalbėtų, reikalinga antena. Taigi galima moderniam žmogui pasakyti, tarsi antena nematerialiems, dvasiniams dalykams koncentruoti, įsikūnyti ir tapti dievybės vaizdinių ritualo metu. Taigi čia japoniška medžiaga leidžia apie tai kalbėti ir tokiu būdu mes
galim žvilgtelti iš tos japoniškos medžiagos vėl atgal į Europą viduramžių vėlyvųjų, jau čia 17 amžius, kai mes turime didžiulį kiekį iliustratyvinės medžiagos, tame tarpe ir klasikų dailininkų vakarų Europos tapyboje, kur vaizduojamas gegužės medis ir aplink įvykstančios apeigos. Viršūnė, va čia, pavyzdžiui, šitos kartės, na, atitinka sodų struktūrą. Rombas yra taip suformuota medžio viršūnė, tarsi būtų tas piramidė, tokia dviguba, ar ne, ir dar ratas uždėtas. Tai sodo elementai. Tai čia irgi iš toliau, kiek galima iš arčiau gal pažiūrėti, o čia tiesiog medis. Kai staiga, reiškia, nėra tos dirbtinės konstrukcijos, visi apie medį atlieka tą patį, kaip apie gegužės medį, maypole, angliškai vadina pole, tai gegužės kartis arba medis. Šitoj vietoje jūs matote viršui pakabintas yra toks sodelio atitikmuo, reiškia kažkoks ratilas, ar ne, papuoštas, ten jis kabo medžio viršūnė. Kad nebūtų tai eilinis medis, reiškia, tai būtų religinis medis. Ir štai čia matom, vat, gegužės medžio vėl Anglijoje, dabartinės, dabar tradicija gyva, vyksta apie gegužės medį apeigos, kur matome tos ratus. Ratus turi turėti savo viduje. Į vidų įėjęs, tu turi turėti centrą, ties kuo susikoncentruoji. Mesgi, sakom, sukoncentruoti dėmesį. Tai geriausiai sukoncentruoti dėmesį ties pasaulio modeliu, o lietuviškai sako ties pasaulio medeliu. Ne modeliu, o medeliu. Vat poezija tokia, kad pasaulio medelis tai ir yra tas pats pasaulio modelis. Ir jeigu mes turime vartus, turim turėti tą centrą, jį geriausiai išreiškia medis. Taigi įeikite į savo sodą, atidarykite vartus, prieikite prie pačio seniausio medelio ir pajusite visą pasaulio modelį, visą struktūrą ir melsitės į tą seniausią pasaulio medelį, kurį pasodino jūsų senelis, kaip į jo vėlę, kad jis ateitų, kad per tas kriaušės, per tas reiškias sprogstančius pumpurus paskleistų tą gyvybę į visą plotą, kuriame veikia tas sodas, į visą erdvę ir tada išeini įkvėptas ir estetiškai, ir religiškai, ir aš drįsčiau sakyti, ir visais kitais aspektais, kai žmonės gyveno pasaulėvaizdyje pilnumoje.